klausiu, kai turiu, aš nuo tavęs nesugebu užmigti. Negi man rūpėti mėnesienų į meilę, įsileis prašau. Viskas, ką turiu, kaip galėjo šitai atsitikti. Tai negi mes per niek nejaukiai pulsim atsiliepti, kaip čia ir taip viskas tavo. Negi niekas buvo, negi melodijų nesvarbu. Išdegančių lėktuvas, ar nulinom iš debesų. Vyko neįvyko, atsitiko buvo tiek viltų. Kamgi neįkiko, ar įlyti kur dar buvo. Jūsų dainos be galo emocingos. Ar tikrai visi dainų herojai egzistuoja realybėje ir ar iš tikrųjų visi siužetai yra išgyventi, išjausti? Ar galima taip teigti? Taip. Aš galiu pasakyti, kad praktiškai visos dainos yra autobiografinės. Tais tiek, kad kadangi turiu tokį gan keistą charakterį, keistą mąstymo būdą gal. Man gaunas taip, kad aš labai apsimetu, kad esu atviras dainose. Bet kai pamatau, kad esu per daug atviras, tada aš įvelku taip, kad būtų šiek tiek nesuprantama. Nevengiate piktų žodžių, jos alsuoja nesumeluotų pykčių, paniką, pagiežą, agresiją. Ar esate piktas žmogus? Ne, kažkada buvau, bet dabar jau ne. O galbūt tos dainos yra tiesiog įrankis, kad jūs išsišauktumėte, išsirėktumėte ir paskui jūs gyvenime tiesiog būna be tos agresijos? Taip, iš dalies taip. Ta prasme, tai yra kloaka, kurią, tarkim, kaip nuspaudus mygtuką, pro kurią išeina visa ta sukaupta, suspausta energija, emocija ir po to man ramu. Įsivaizduojat, dėl ko tu esi ir šito gana tapo tokia kultinė daina, Atikos himnas? Kodėl? Nes daina iš tikrųjų nėra lengva pop dainelė, bet per koncertus ją traukia minios. Nežinau, man atrodo, kad ta tema, kuri tarkim, toje dainoje yra, jinai visiems artima, nes visi mylėjom ar visi mylim. Nesam abejingi šitam dalykui, tai yra variklis, kuris mus veda į priekį. Meilė, nelaiminga meilė, laiminga meilė. Tai klausimas, kur mano vieta tavo gyvenime toks natūralus, kurį vien kart gyvenime tikriausiai kiekvienas yra uždaręs. Sau, šitam kitam. Tiesą pasakęs, man asmeniškai nėra viena iš geriausių. Aš tik po to ją atradau, kai žmonės pradėjo prašyti, pagroti, sureikšmino tą kūrinį. Po kurio laiko pradėjau pats klausytis, ką aš ten padainavau, tai man pačiam pradėjo patikti. Ar jūs atpažįstate kaip? Džiaugiuosi, kad ne, iš tikrųjų. Būna kartų, bet daugumoje atveju ne ir dėl to esu labai laimingas. Nesu energetinis kažkoks tai taškas, iš kurio galėtų būti siurbiama, ar dėl kurios aš galėčiau save sureikšminti. Sirgote kada nors tą vadinamą žvaigždžių ligą, nes visgi Atika netgi nominuojama viena geriausiai žinomų underground rock grupių. Tiesą pasakys, nelabai, nes kai aš galėjau susirgti tą ligą, nebuvo dėl ko sirgti, nebuvo to susidomėjimo. Ir tas momentas praėjo, o kai pajutau, kad yra kažkoks padidintas dėmesys, tai aš jau su juo labai lengvai susitvarkau. Tai tavęs neatpažįsta, bet tai labai viskas tvarkoja. Kokie nauji darbai, planai, kažką kuriat, darot, kažko laukti gerbėjam? Šiaip tai, iš tikrųjų, tai yra prie pabaigos albumas, kelios dainos iš Narcizų dainų, o didžioji dauguma tai praktiškai niekur neskelbtos, kai kurios dabar, kai kurios anksčiau parašytos ir įrašytos dainos. Tikėkimės, kad šiais metais pasirodys šitas. Ką paskutiniu metu klausot? Ir ką norėtumėt parekomenduoti man? Vieną šiltą dainą. Šiaip dėl dainų aš tokių atskirų nelabai ką ir galėčiau parekomenduoti. Mane kas labai domina, tai domina amerikiečių alternatyvus country rockas. Jeigu žinot grupę Wilco, Son Volt, sūnus Voltas. Morrisijaus paskutinis albumas. Tai va, Morrisijaus iš tikrųjų fenomenas, bent jau man, aš jį labai vertinu ir myliu. Neilą Youngą, senas, karienas. Bet jis iš tikrųjų universalus ir jaunimas ir kas gali klausytis. Niką Keivą rekomenduoju. Žodžiu, paprašęs vienos dainos gaučiau visą kompaktą. Jo. Sąrašą aš tikrai galėčiau rekomenduoti. Nu ką aš galiu palinkėti? Atsiversti puslapį www.schilta.lt. Sparčiai populiarėjantį internetinį portalą muzikai.
muzikantams, klausytojams ir visiems geros valios žmonių. Tai va.